Nu tai ką, sveiki, naujas vidosas, kurio labai laukiau pats. Tai va šiam video neturim bloko, blokas off. Tai karočią, tokie popieriai. Bandžiau pasidaryti dangtelį, kai STR8 būna. Tai man kažką pabandžiau, aišku, čia va biškį nelygiai, bet blet, kai chaliavai tai normaliai gal, nežinau. Nežinau, parašykit kaip atrodo jum, man tai visai nieko. SSP pompą nusipirkau, SSP pompą nusipirkau geriau, greičiau aušina, tai aišku naudota jinai čia, bet vis tiek atlieka tą patį darbą. Tai va, ten nežiūrėkit, spoileris. Tai va, ką turim, tai laukiam tiesiog dalių. Ai va, blokas išvystas. Visokios apnašas čia, blemba. Sunkiau atsivalo, bet vis tiek geriau nei apskrūtas kažkoks. Tai laukiam karočią dalių ir grįšim. Toliau plastikų švyčių, čia žiauru, su tais plastikais. Tai bandysim gražiai dažyti. Su laku ten kaip priklauso, nušlifuojant gražiai su vandeniu. Karočią, tada bagažinę dažysim irgi. Sparną dažysim, kitą sparną dažysim. Šitus nežinau, ar dažysim. Tokie reikalai. Tada bagažinės laikiklį persidažiau. Galimai ir sunkiai perdažysiu, nes tokių pabraižymų atsirado. Ir čia nais biškį, kai dažiau nedadažyta vietose. Tai blėt, renkam pompą. Tai va, įsidedat propelerį, įsidedat pirštą, tada įsidedat telefonas on ir tada eina fiksas. Fiksus dedu su tokiu, žiauriai patogu ir tarpinės. Fiksą įsidėjau, tada reikia įsidėti tarpinę, tai galvoju gal prasitepti hermetikun, bet labai plonai. Nes man praeitą kartą lykino, tai šiaip iš čia lykino, nežinau, prasitepsiu gal nepakenks. Atėjo porą dalių, jau beveik visos, skaitant vieną. Tai va, turim subfreimą steičešių, jeigu neklystu jo. Tai va, subfreimas, keliaus va čia va. Tada turim steičešių koliko, va tokį va. Aišku naudotas, bet nėra labai bloga būsena jo. Ir turim polinį 24 CP karbą. Irgi naudotas, dalys naudotos. Tai va. Taip, žinau, rašysit, kad karbas yra per didelis ant RP, bet aš karočią į ateitį pasimiau, atsireguliuosiu, kad maždaug būtų gerai, kad nepiltų man jo labai. Jo, tiesiog į ateitį bus, nes dabar 19 šiaip gerai buvo, bet galvau 21, tada vėl 24 pirkti eimiu dadėsiu. Tai karočią, čia žinai. Tai va dedam subfreimą, bandysim kažkaip iš čia dedas, kažkaip, nežinau, bandom dėti. Uždėtas, kolikas uždėtas ir korbas. Tai va, ką turim. Ledas, aišku, ant RP, jo, žinau, blet, nerašykit, kad čia pizda, karočią. Tai va, tokie popieriai, tik man kažkaip su to koliku įdomiai tarpas baisulinis. O čia, kur šitai suksi, nežinau. Tai va, tik pirkau fiksus, pamiršau įdėti. Čia tokie dedas, karočią, nes va, tai va vaikšto visas. Tiesiog turiu viskas gerai, prašaus atsiūs.
Nežinau, varysiu bandyti dažyti, nes man čia nesgauna, tai jau. Nu jo, čia tai rimta ant RP. Jo, greičiai. Čia ką supratau, tai kad reikia plastiką iki pačio plastiko šveist. Taip sušiaušti nelabai eina. Tai čia užpyliau skiediklio 646. Dar su švitriniu prasieisiu, kur dažų likę grunto. Ir jau bandysiu taip dažyti, nes čia gaunas. Ir dar reikia nusiriebalint. Ir bandysiu dažyti, nedaug dieviais man vėl žemėlapiais nueis, tai bus. Taip bus, karoči. Tai va. Jo. Nu va. Turim kažką tokio. Nežinau, gal visai ir geriau negu buvo. Ble, neblogai. Gruntas, dažai, lakas. Va, laką žiauriai pridėjau savo. Liko posnukis. Posnukį persidažyti tuos, tai nežinau. Nes tie tai nelabai, kad ten ir matos. Jo, bagažinę persidažiau. Tai jau čiotkai. Nu, bagažinės ten labai nesistengiau, nes tipo, ką žinau, viduj būna, tai tipo. Blemba protingas, kai čia išimdinėjau šitą visą bloką, tai nukirpau iš skubėjimo. Galvoju, tipo, fiškės reikės daryti. Bet fiškė buvo. Nu, ble. Tai nieko, to padarysim. Gal dar fiškį reikės daryti, bet jinai yra, tai tiesiog galėjau atjungti ir nuimti. Karoči, mes supajavom. Kembrikus užmaunam. Smaus. Va. Sutvarkiau. Čia fiškė, ten fiškė. Tada, jau, viskas ok. Va ir kitą paruošiam. Ta, karoči, ir jau tas, rodžiu, perdažytas jau tas. Tai dabar šitą ruošiu. Ta praeitą sparną biškį sušikau. Tai biškį perdažinėjau vietose. Nerodysiu, nes šūdais apšiksit mane, tai jo. Nusidažiau dar šitą kampuką, nes kai visi plastikai uždėti, jisai žiauriai matos ir žiauriai prudėjęs buvo. Tai galvoju juodą arba tokią, arba baltą. Tai šitą pagalvojau. Nes, jo, baisiai įsikišęs būna. Žiūrėsim. Taip, galėjau visą rėmą vežti, smėliuot, kad nu, nevežiau. Gal kitą sezoną nuvežčiau. Nes tikrai jau reiktų. Tai va. Pasišalinau įbrėžimus nuo priekinio plastiko. Tai čia dažai baigęs. Laukiam kitų dažų. Tuo tarpu su draugeliu skėlėm seną bloką Rokso. Kai nusipirkau, kuris buvo blokas, tai įmesiu kaip skėlėm. Nieko ypatingo. Tai čia galvoju tiesiog prisikėlti. Čia šitas buvo čia. Jo, čia baisiai. Tai galvoju, čia prisikelti iki tokios būklės. Tiesiog pasliktų. Gal kai atsarginis ar kažką tokio. Aišku, čia jau būklė tokia. Čia jau suvaryta. Čia vaskilė. Nu, bet sakė, čia įmanoma, čia suvirint. Kai liūma žmonės virina būna, tai... Bet įmanoma kažką. Gal atsarginį bloką ar parduoti ar kažką. Tai vat. Tai va, užsisakiau dar
sėdynės užvalkalą. Įmesiu toksai va. Tokį užvalkalą pasiimu, tai reikės seną užvalkalą nusiimti. Kvepia. Tai karočiai įsimsim seną užvalkalą. Neužilgo turėtų ateiti naujas. Dėsim naują. Tai va. Atverkė tiesiog. Pasižiūrim, ką čia turi. Kas čia? Normaliai plionkė kažkokia. Opa. Užvalkalas. Blet, čia gal gamykliškai taip ėjo. Blet, nenoriu išlaukt. Karočią šitas įsilupam, žiūrėsim. Nu jo, šveičiu šitą seną bloką. Viskas normaliai. Čia be to, kad visas sudaužytas jisai. Ir ta pusė, kur sudaužyta degimo pusėje. Tai dar karočią skylė. O vaikine, turim skylę blokę. Šveičiu, žiūrau, kažkoks sluoksnis yra. Aš žiūrau, kad čia kažkokio špakliaus privaryta. Skylė kažkokia. Tu... Pisidėt. Nu jo. Nu ką, atėjo paskutinė siunta. 2 metrai permatomų šlangus, tai 6. Tai 6 filtras. PVK žikleriai. Dafika lidukų pridėjo. Ačiū. Nepakenks. Tai va, einam dėtis filtrą, gal dar žiklerį pamažinsiu, nes ten 100 gal stovi. Tai chana bus. Va, karočią. Čia ką aš pagalvojau, nes aš vis dar laukiu subframe šitų dalių, o aš jau midosą greičiau įkelt noriu. Tai pasiėmiau seną tą, kur persikiša prie tas ausis. Tai karočią paėmiau, nuspjaunį, atsimatavau. Tai atspjaunį dar vieną reikės tokio pačio. Ir įsidėsim vietoj tų. O tos karočią atsiūsiu ir persidėsiu gal kada. Originalius. Stage 6. Tai va. Ir galėsim dėt bloką. Nes man tik šitų ir trūko. Tai va. O eik tu idealiai. Opa, nekrust. Va. Perfect. Tai va, pasikeičiau, įsidėjau, jeigu neklystu, 7-8 žiklerį. Opački, prasisukam. Ką pamačiau, tai kad filtras yra per didelis, nuo 7 iki 5-6 mm. Čia yra, man atrodo, KM 9. Tai ilgiau biškį vidoso lauksit. Tai karočią, bandysiu refundinti arba adapterius nusipirkti, arba kad man šitą grąžinčiau ir man atsiųstų filtrą su adapteriais. Tai jo, bet man niekas netrukdo bloką užsidėti. Tai va, dedam bloką čių, pabandom. Jo dar reikia ratą užsidėti. Jo. Opa, toks vaizdelis man patinka. Užsimetam dudą. Bats turim ir dodą. Doda uždėta. Va, tai va viskas. Kibiras uždėtas. Atrodo tai figenai. Aišku, eis šiukšlės ant filtrantai, bet aš čia pavement princas bus, tai žvirkeliais nevažinės. Tai kad... Neatsimenu, nesakiau, įsidėjau 78 žiklerį. Nebijokit, ne 100, ne 102 kažkoks, 7-8. Kai užkursi matysim, reibint tiesint, nes didelis karbas, tai mažinam žiklerį. Jeigu mano fizika su matematika bendrauja, tai veikia, nes dabar žymiai daugiau oro paduos, o 19 mm buvo 8,5. Ir karočią dabar daugiau oro paduos, tai reikia biškį mažinti šitą kurą. Nežinau, matau, tai veikia čia viskas. Nu, pagal mane.
Nežinau, galiu klyst, nepykit. Tai va, ką liko nusidažyti plastikai, persėsiu sėdynę, dar pravodą biškį pasitvarkysiu, gražiai įsivedžiosiu. Va, užsidėjau šlangas. Bomba, dar violetinė bus, kai pradės bėgioti antifrizas. Tai išvis ledas bus. Tai va. Jo, tai ką aš padarysiu, kad viską nukelsim į kitą vidosą. Taip, žinau, aš jums patinku labai. Tai va, užkūrimas, viskas, plastikai pilnai sudėtas bus kitam vidose. Tai laukit, atsiprašau, taip reikia, nes ilgai vidosą labai tempiu. Nes labai ilgai dalių laukiu. Tai va, čiau. Neužilgo nuo vidosas. Gal. Žinau, tai prieš. Čiau.